Mašina važinėja, tai aš žinau, man patinka, ir per televiziją, kai rodo visokius tos ralį, pasižiūri ir paprasčiausiai patinka. Man iš vis gerai, kad kažkokie renginiai vyksta Elektrėnuose. Smagiau. Mašinos, greitis, sujudimas kažkoks, muzika groja, žmonių gal daugiau bus. Ralis yra geriausias, kas vyksta Elektrėnuose. Iš visų švenčių. Kaip paprastom dienom, tai realiai visi, kas kur namuose sulindė ir čia to nebūna gyvasties. O dabar, tai dabar ypač savaitgalį, tai jo, visi suvažiuoja smagu. Nuotaika šventinė tokia. Nes čia retai renginiai vyksta, tai va, faina, kad kažkas vyksta. Manau, ralis geriausias renginys Elektrėnuose, kuris vyko šiais metais. Suvažiuoja labai daug nevietinių žmonių. Ir tvoras sustato, viskas. Jau matot, kaip jau šiandien ryte važiavome į darželį ir pamatė, kad uždarytas kelias, tai sako, jau vėl važinės mašinos. Mes su vaikais ateina mašinų apžiūrėti, koncerto pasižiūrėti čia vietoj. Kaip žinote, DHLS remia daug su automobilių sporto susijusių renginių. Esame Formulės 1 rėmėjai, elektrinės formulės ir dar įvairių kitų autosporto šakų. Todėl manome, kad Lietuvoje ralio rėmimas taip pat prisideda prie mūsų globalių iniciatyvų remiant autosportą. Ir sutikus šio ralio komandą, kurie yra profesionalai, buvo pakankamai lengva apsispręsti remti ir šį ralį Lietuvoje. Neabejoju, kad trečias bus, o 18 bet bus šimtmečio ralis. Ir tikrai tai bus didžiulis iššūkis ir darysim tikrai super ralį tada. Meras jau galvoja apie 18 metų šimtmečio ralį. Mes taip pat irgi galvojam pagalvoti apie tai, galbūt kažkokio ilgalaikiai perspektyvoje ir galbūt apie 17 ir apie 18 metus mes tikrai rimtai svarstom tęsti šio ralio rėmimą. Mes turime Šiaurės Europos BRT taurę, tai yra labai geras mūsų, kaip sakant, stiprus šitas akmenukas, kadangi šitų ralių Lietuvoje yra tik tai du. Tai buvo Leiksiuose ir mūsų ralėje. Tai mes turime labai aukštą statusą, mes turime visą tą dalyką po FIA vėliavą ir tai yra vienas iš labai mums stiprių argumentų, kodėl mes turime labai gerai atrodyti. Šiandien aš džiaugiuosi, kad su pagalba Ramūno ir su rėmėjų mes turime tą puikią šventę ir oras tikrai puikus, tai bus šventė ir dalyviam, kurie važiuos, ir gyventojai, kurie čia gyvena, pažiūrės į mašinas, o to pačiu dalyvaus pačiam ralyje. Žvyrinių kelių vis mažėja, vis daugėja sodybų prie gražių ežerų, bet geriausi keliai yra irgi prie tų pačių gražių ežerų ir sodybų. Tai sunku susitarti su seniūnijom, sunku susitarti su valdžia, bet kadangi mes labai turime stiprius
savo šalia valdžios atstovus, tai Elektrėnų savivaldybę, labai palankiai žiūrinčius ir labai stipriai prisidedančius kaip organizatoriai, lygiaverčiai su mumis. Jie mums daug davė, daug padėjo, kad mes galėtume šitą šaunų ralį suorganizuoti, taip kad mes esame labai stiprus ir tiesiog planuose turime dar 3 metus organizuoti šį ralį. Tai žinome, kad pastaruosius, įskaitant šį ralį, dar 3 kartus turėsime šitą ralį. Tai yra jau gerai. Šitas ralis kompaktiškas vienos dienos su trumpu susipažinimu ir su greitu pravažiavimu. Tai aš manau, kad nuotaikos bent kiek teko kalbėti šiandieną pas visus geros. Kai bus rytoj, dažniausiai tiem, kur nepasiseka, neypatingai būna geros, bet tiem, kur sekasi, jie visada laimingi yra. Nežinau, kiek mes turime greitų užsieniečių, tikrai nesusipažinęs, bet matau ir Šlepika važiuos. Čia matyt pirmam ketvirtukį, penketukį tikrai bus konkurencija, važiuos ir Benediktas greitai, visi čia važiuos greitai. Penketukas, manau, bus pakankamai greitas ir aiškinsis iki paskutinės sekundės greičio ruožo. Iš Elektrėnų ralio aš tikiuosi daug gerų emocijų. Gražios, greitos ir konkurencingos kovos. Geros emocijos visų pirma, gero finišo visų antra ir geros sportinės kovos, kurie manau, kad tikrai man pasiruošė padovanoti 20-30 kitų dalyvių. Pirmiausia, tikiuosi finišo, nes tokia sporto šaka, kur finišas jau yra didelis pasiekimas. Smagu, gera organizacija, geras oras, stiprus lenktynininkai, kuo daugiau reikia raliai. Mes esame po susipažinimo, tai šių metų greičių ruožai ypač koviniai. Super. Penktadienį atvažiuoji, susirašai, šeštadienį varžybos, trasos geros, greitos, gruntas ir yra įvairaus ir kieto ir minkšto ir labai įdomios trasos, tikrai lenktyniauti čia vienas malonumas. Man tai idealus ralis, aišku, pirmą kartą važiuoju, toks kompaktiškumas, tokios įvairios trasos, net labai smalsu ir labai smagu ir faina. Kuris čia lenktyniauja? Mes visą laiką važiuojame ilsėtis. Norėčiau, kad visi tokie raliai Lietuvoje būtų, kad viena nepilnai apkrauta diena, kita diena darbinė ir ralis baigtas ir visi džiaugiasi puikiom emocijom. Trasos įvairios, gražios, viskas kompaktiškai, idealu. Manau, džiaugsmas bus ir žiūrovam, ir dalyviam. Bet teks pasistengti, šį kartą teks paplušėti, aš taip manau. Taip lengva nebus. Ralis Elektrėnuose iš principo, sakyčiau, bent jau trasų sudėtingumų ir greičio ruožų techniškumų tikrai, sakyčiau, kokią galvą 2 aukščiau negu kad bet koks kitas Lietuvos ralio čempionato etapas. Tiek daug tramplinų, tiek daug šuolių, tiek daug nematomų vietų, miškingų, platesnių, siauresnių. Bijau, kad negali pasigirti net Aukštaitija, kuri garsėja savo reljefo pasikeitimais. Utenos, Zarasų rajonai, manau, kad jiem čiūčių dar reikia surasti tą aukso gyslelę, jeigu kalbant apie greičio ruožus. Čia mes turim viską vienoje vietoje, tai be abejo daro ralį sudėtingesnis, sunkiau prognozuojama ir be abejo ta kova bus, manau, kad dar įdomesnė. Tai laukiam pradžios, labai laukiam finišo.
keičiam ratą ir kol kas reikia treniruotis, kaip keisti ratą, nes labai ilgai užtrukom, 4 minutės beveik, tai turėtų būti 2. Tai dabar reiks atgrotas 4. Pirmas greičio ruožas tikrai buvo toks atsibūdimui. Šiaip, manau, dabar pagrindinis rūpestis kažkur yra dingusi variklio gale. Jaučiam, kad nevažiuoja automobilis taip, kaip turėtų būti. Visa kita tvarka. Labai techniški greičio ruožai, mes irgi pirmam posūkį vos neprisidarėm kriminalo. Tai sudėtinga ir iki finišo atvažiuoti bus nelengva, ypač laikant tempą. Du greičio ruožai, pati pradžia, bet po Martyno Samsono iškritimo, po Martinio Samsono pabaigimo lenktynių, jau pirmam greičio ruožo pradžioj mes perėmėm tą kelio valytojo vaidmenį, tai jisai buvo iš tikrųjų labai slidus ir sudėtingas, sunkus gruntas, todėl kad ilgai nelyjo, tai tų riedančių akmenukų tikrai daug ir sunku surasti tą teisingą sukibimą, kurio iš principo kartais iš viso nėra, tai tu brėži liniją, tu brėži pieši tą vėžę kitiem už tavęs važiuojantiem, tai padarai geresnį kelią kitiem, bet pats dėl to aišku negreitėjai, o tik tai slidinėjai iš vieno posūkio į kitą. Apie efektą žiūrovam galim kalbėti, kad visai neblogai, bet apie šitą vietą turbūt kalbėti negalima. Tai visai neblogai iš principo, jeigu traktuojant trečią vietą šiandien kol kas. Galima sakyti, laukiat regrupingo? Jo, bus tada vėl kita istorija, tada jau mes gal šiek tiek iš toliau pasižiūrėsim, kas vyksta, kaip vyksta ir tiem greičiausiem dabar esantiem 7-8 sąlygos vėl apsiveršti pasikeis, tai tada bus kita istorija, kita diena.
ошибка на пилотировании. Я услышал левый один минус через трамплин, а на самом деле это был правый один минус через трамплин, поскольку дальше был 70 левый поворот, и прочитанную связку я воспринял как оба левых поворот. Поэтому с трамплина на полном ходу мы выехали левее и, соответственно, дальше уже не попали в дорогу. Несколько кульбитов в воздухе. Labai turėjome didelę konkurenciją ir daug greičio, daug azarto ir psichologiškai buvo sunku važiuoti antrą dalį pirmiems, mums buvo tai naujiena. Valėm trasą, buvo labai slidu ir konkurentai spaudė ir tikrai artėjo ir tikrai buvo labai sunku psichologiškai išlaikyti tą visą, bet mes išlaikėm. Džiugu, kad mes esame čia ir esame pagaliau nugalėtojai iš šito ralio. Aišku, mums čia ne pirmas kartas, bet visą laiką yra malonu laimėti pirmą vietą, tai čia pasaka. Diena buvo labai ilga, iš tikrųjų ir sudėtinga man pačiam, nes nuo ryto turėjau temperatūros ir kovojau su tai, buvo labai sudėtinga važiuoti. Per pietus turėjom ilgą pertrauką, atvežė vaistų, išgėriau, pasidarė šiek tiek geriau, pradėjau fokusuoti, matyti kelią ir pradėjau važiuoti greičiau ir tas tikrai labai džiugino, nes prieš tai mes tikrai labai rizikavom ir nebuvau užtikrintas, kad davažiuosiu su ta savo esama būklė iki finišo. Tai mes čia esam antri, tikrai labai smagu, didžiausi sveikinimai Giedriui, kuris šiandien buvo nepaveijamas ir greičiausias ir šiandien tikrai galiu pasakyti, kad jisai visą galvą buvo aukštesnis ir didžiausi sveikinimai jam. Tai galiu pasakyti tikras draugas, nes man raliai eigoje pasibaigė padangos ir jisai atėjo pats pasiūlė, sako, Giedriu, sako, ateik pas mane, turiu aš tų padangų, sako, imk mano padangas ir varyk, sako, būk pirmas, tai sakau, norėjau padėkoti tikrai. Sakau, Giedriui, nu jau Latvis tikrai mūsų nelenks, Giedriuko, sakau, imk ratų kiek reikia, žodžiu, padėjo. Tai va, tikrai, jis negalvoja apie save, kad jisai mane pridės, bet galvoja, kad, kaip kitam žmogui padėjo, tai tikrai ačiū Deividai, labai tau.